Ar yra tekę susidurti su situacija, kuomet radus naują įdomią veiklą, baiminai išpildyti savo iškeltų lūkesčių, pakiša koją išbandyti savo sugebėjimus? Juk suklydus ir pridarius klaidų, galima sulaukti nepageidaujamų komentarų ir replikų. Nemaža visuomenės dalis bijo pasirodyti mažiau kompetitingi naujose srityse, tačiau nei vienas iš mūsų negimėme tobulais. Tobulybės galima siekti, tikėdami užsibrėžto tikslo link. Ir aš bijau naujovių savo gyvenime, bet nusprendžiau tai pakeisti. O koks būtų geresnis tam laikas, jei ne dabar. Tad tikiuosi, jog atversdamas šį naują savo kūrybos puslapį, padėsiu ne tik savo nepabijoti išlipti iš komforto zonos, bet ir pakeliui pavyks įrodyti, jog viskas, ko reikia, tai tik pabandyti. Kaip Tal Ben Shahar teigia, nebūtinai viskas vyksta taip, kad būtų geriausia, bet aš galiu pasirinkti, kaip iš to, kas vyksta, padaryti geriausia. Tad net ir nenusisekus, galimybių durys neužsidaro su visam. Visgi užsidarius vienoms, atsiveria kitos, o pakeliui padarytos klaidos virsta pamokomis ateičiai. Nebijok eksperimentuoti, išbandyk save naujose veiklose. Tai ir yra mano projekto pavadinimu Kurkas idėja.